Tai kiek, sakykime, rungtynių baigčiai lėmė ta pirma nesėkminga minutė? Daug lėmė, viską lėmė, nes kai vartininkas nepatikimai žaidžia, komandai iškart nėra pasitikėjimo ir pradėjom su -1 patirti. Tai blogai, prisimu kaltę, atsiprašau komandos ir ką darysi? Taip išeina, netikėtai ten taip pašauko kamuolys, varžovom nusipjovė ir į vartus. Bet tik po to buvo ir 1-1 ir atrodo žaidimo kontrolė, kaip ir buvot perėmę. Buvo, perėmėm nesėkmingų porą atakų, kažkaip bijom smūgiuoti vartus, mano galva reikėtų daugiau smūgiuoti, mažai lyg ir laikom kamuolį, bet nepavojingai. Nu ir jų daugiau fantastinis įvartis. Kaip ta situacija buvo, kai tą antrą įėjimą? Galva į kampą gynėjai nepažiūrėjo, centre žaidėja paliko vieną, nu čia jau negalėjau nieko padaryti. Šiaip buvo stipresni Gulbinai ar rezultatas nedėsningas? Rezultatas rodo, kad buvo stipresni, aš manau, kad jeigu būtų baigęs... O pagal žaidimą? Manau, kad lygis būtų teisingiau. O kaip, daug nervų kainavo rungtynės? Nu, manau, kad daug, gražus futbolas buvo, manau, kas žiūrėjo, nusivylė, nes nebuvo, kad tai vieni atakuoja, tai kiti atakuoja, manau. Gerai, kad gale pasisekė, kiek sakant, ne tai, kad gerai, nes mūsų aišku buvo nepralošti, bet kai laimėjom, tada jau, manau, ir dėl antros vietos, manau, mažiau klausimų čia lieka. Pačios rungtynės, jautėtės stipresni? Nesijautėm stipresni iš viso, manau, kad ten tai pirmam kėlinį, manau, kad pirmam kėlinį mes turėjom gal... Momentų daugiau vis tiek sukūrė. Daugiau momentų tokių, užbaigimui. Ne pagal žaidimą, bet tokių pavojingų. O antram kėlinį jie pradžią, manau, labai norėjo mus paimti ir tai pradėjo spausti. Po to momentus sustojo. Gerai, kad jis gerai baigėsi. Tas įvartis, jautėt, kad gali varžovų vartininkas paleisti? Vis tiek buvo prieš tai jau keletą epizodų. Tai jisai buvo ir pas mus, tas pats vartininkas irgi buvo porą kartų, nes labai minkšta žemė ir jeigu prieškė atšoko kamuolys, jau mes matėm, kai žaidėm su Karlsbergu, kas gali atsitikti. Tai pašokimas prieš vartininkai nulėmė visas varžybas. Dabar liko vienas finalas? Nu jo, liko vienas varžybas, aišku, Dineris dabar yra geroj padėti, sakant, jiem užtenka lygių. Bet 80 minučių turbūt... Nu, aš nemanau, kad jie ir ginsis, nes... Ne ta komanda visų pirma. Jo, ne ta komanda ir manau, jie nors vieną įvartį pelnė iš karto jau bus labai gerai. Ar šiandien Gulbinai buvo gimę po laimingą žvaigždę ar buvo stipresnė komanda? Ko gero, po stipresnė žvaigždė buvo gimus šiandieną. Po laimingą žvaigždę. Labai sunkios varžybos, aikštė ypatingai sunkiai, labai slidi, labai minkšta. Neturėjom keletas pagrindinės sudėties žaidėjų ir labai chaotišką žaidimą žaidėm, nesiklėjau visai. Atrodo, tas pirmas įmuštas įvartis nesuteikia tokio pranašumo, kokį galėtų suteikti. Tikrai taip. Galbūt atsipalaidavom, ne galbūt atsipalaidavom, bet ko gero per daug atsipalaidavom. Visų pirma, jų net vienų žaidėjų mažiau buvo pradžioje. Tas greitas įvartis, ko gero, atsipalaidavom, paskui jų atėjo vienas žmogus ir žaidėm. Ir nesugebėjot grįžti žaidimą. Ir tada prasileidom tiesiog įvartį. Iš vos neįmuštą įvarčio prasileidom savo į vartus įvartį ir tiesiog įsimušėm visai šviežiai iki galo. O ką turit omeny, įsimušėt įvartį? Turėjom ataką patys, galėjom ją užbaigti smūgių vartus. Vienas iš centrinių gynėjų atakavo, prarado kamuolį prie pat jų baudos aikštelės. Atsikirtom, kontrataka, gražiai atbėgo, išsipasavo, smūgis į vartus, įvartis 1-1. Šiaip kaip viskas baigės, laimingai turbūt? Viskas baigėsi laimingai, po skersinio smūgis galva, įvartis 2-1. Patenkinti iš vartę sunkia pergalė. Tai koks jausmas? Nusivylimo turbūt? Daug nusivylimas ir gaila. Net nežinau, ką pasakyti. Visų pirma, tai noriu padėkoti gal komandos draugam, kurie nesusirinko varžybas. Ačiū jiem. Gan patys matė. Kas matėsi iš šono, tai atrodė, kad apylygės rungtynės. Aš šiaip irgi norėjau pasakyti, net ir po kartelės, aišku, mes turim atsistoti, mes kitaip negalim, bet toks jausmas, kad jie nieko, man taip atrodė, nieko pavojingo jie nesukūrė. Tiesą sakant, pačioj rungtynių pradžioj prie 0-0 jų žaidėjai
žaidimas geriau atrodė? Ne, gali būti. Aš kalbu, kai mes vieno mažiau likom, ta prasme. O kol buvo 0-0, aš sakyčiau, gal apylygės, gal jie kažkiek geriau. Bet, kaip sakant, čia daug ką pakeitė tos kortelės. Nebuvom ne tai, kad pasiruošę, bet taip anksti, be jėgų visi veikia. Pervargot, ar ne? Jo, asmeniškai aš antrą kėlinio mačiau 17 minutę degę, aš jau nebegalėjau. Ir dauguma kitų turbūt taip pat. Taip, manau, kad taip. Bet kai laikas jau artėjo prie pabaigos, vis tiek turbūt jautėt, kad galite ištempti net ir... Tai su kiekvieną minutę ta viltis didėjo. Geriau būtų anksčiau įmušę. Siena šiemet visada lygiom sužaidžia, nėra skirtumo turbūt, kada įmuša. Nesakyčiau, kad tai čia tendencija. Galbūt aš kitų varžybų nemačiau, bet šitose varžybose vien dėl mūsų pašalinimo turbūt jie buvo verti lygių. Kitas prieš rungtyninis skundimasis, kad šiandien nieko nebus, kam jis buvo? Nežinau, pats su savim kalbėjau, visų tokia buvo žmonija nusivylimas visa, bet nagais išgliaužėm ir pergalė tokia labai saldi, nes iš tikrųjų tikrai žaidė žaidėjai, kurie yra traumuoti, visas lazaretas pilnų žmonių, keitimų praktiškai nėra, išėjo ringas ir tas gavo traumą, tai tokios nuotaikos buvo labai liūdnas, bet pabaiga tai tokia, tikrai tokia saldi ir Siena su Vilkais rezultatas toks geras. Žodžiu, puikus vakaras, tik tai šampano mojoto, viskio ir taip toliau, taip toliau. Tai čia kas, sėkmė vis tiek suvaidino turbūt nemažą vaidmenį. Tiek prie įvarčio. Rimta komanda. Aš visada visus labai rimtai vertinu, su Karlsbergu yra draugiški visi sieja santykiai ir taip toliau. Tai kova buvo rimta. Ar sėkmė, mes žaidėm savo futbolą tipinį. Aš turiu omeny prie praleisto įvarčio, ar jums prie įmušto įvarčio? Žaidėm šiandien kiek buvo žmonių, kaip galėjom. Iškart sakėm, kad žaisim nuo gynybos, žaisim savo futbolą ir tokius žaidėm. Nes kito varianto nebuvo. Tokie atėjo žmonės, kaip jie jautėsi, taip ir žaidėm. Ir padarėm maksimumą, ką galėjom, maksimumą iš to. Šiandien daugiau pozityvo ar negatyvo, nežiūrim į rezultatą, kalbam apie žaidimą. Manau, kad rungtynės klostėsi tvarkingai, žaidėm tikrai neblogai, manau, kad tikrai nebuvom verti pralaimėjimo, pergalės gal irgi nelabai, nes Skališkis taip pat turėjo progų, ne tik mes. Daugiau turbūt, jeigu vertintume visas 80 minučių. Na, jo, galbūt, nežinau. Šalies žiūrint kitaip atrodo, jo. Bet manau, kad teisingiausias rezultatas yra lygiosios, bet mes padarėm klaidą, jie įmušė įvartį, atspindi visą mūsų sezoną. Bet apskritai, žiūrint jūsų su Skaidiškėm rungtynes, užpernai buvo, pernai buvo, šiemet vis tiek, kai nėra tokios reikšmės, jums vis tiek turbūt to susikaupimo nebuvo tokio. Na, iš tikrųjų, nelinkęs taip vertinti, kadangi susikaupimas yra kiekvienose pas mus rungtynėse, nes čia jau žaidžia nebe galbūt rezultatas, o jau principai, kad mes esame labai stipri komanda, kad mes verti daugiau, negu mes dabar turime ir tą reikia įrodyti aikštelėje. Tai mes ar prieš silpną, ar prieš stiprų varžovą stengiamės žaisti maksimalius. Bet vis tiek turbūt per save neįmanoma perlipti, kada tu žinai, kai tos rungtynės gali nulemti tavo, tarkim, būtų pusfinalis, ar ne? Kitai būtumėt žaidę. Galbūt, bet aš nevadinčiau rungtynių šitų kažkokių kitokiomis, negu būtų lemiamas kažkoks lemiamas etapas. Manau, kad mes visą laiką žaidžiam maksimaliai, kiek tai įmanoma. Mes esam viena iš geriausių šio turnyro komandų ir ne šiemet, ar ne? Jo, dėja ne šiemet, tačiau yra įvairių faktorių, iš tikrųjų, kur susitvarkysim ir kitą sezoną grįžtim dar stipresni. O dar iki kito sezono liko vienas rungtynės? Dar iki sezono, jo, liko vienas principinės rungtynės. Principinės jos? Manau, kad principinės, kadangi mes turim istoriją su šitą komandą. Su VVG? Jo, su VVG komanda turime istoriją. Ir maloniai, ir nelabai. Bet manau, kad bus tikrai puikios rungtynės. Puikios emocingos rungtynės ir stengsimės užbaigti skambiausią akordą. Noris to akordo bent jau teigiamo? Reikia sezoną užbaigti, vasaros lygos sezoną užbaigti pergalę. Ir mes tai sieksime ir mes tikimės, kad mums tai pavyks.
O turbūt nėra skirtumo, kaip jūs žaidžiat, svarbu, kad sužaistumėt lygiom šį sezoną. Šį sezoną su lygiuoju, tai tikriausiai taip. Apie rungtynes trumpai. Na, stiprus priešininkas tikrai. Šiandien neturėjom vartininko, teko man pačiam stovėti, tas pasakoj padariau klaidą. Ir tas jų įvartis buvo kažko pavojingesnė ir daugiau nesukūrė. Bet šiandien visi vartininkai darė klaidas. Gal aš priešininkų nemačiau, bet aš galiu tik už save kalbėti. Per didelis spaudimas buvo, kad neįmuštumot išlyginamą įvarčią, ar ne? Ne, nebuvo. Tiesiog dar jie turėjo vieną žmogų mažiau, tai mes turėjom lipti. Tiesiog tai ir... Bet kažkaip aikštėje nesijautė to, kad jų buvo mažiau. Ne, sakau, puikiai komanda. Jie tikrai sustojo į gynybą ir gaudė kontratakų. Tai mums svarbiausia buvo, kad jie nepagautų ant kontratakų, tiesiog reikėjo paskui mums kažką daryti priekį. Gerai, o pirmam kėliny, kai nuo pat pirmų akimirkų atrodė, kad energijos toks didžiulis pliūpsnis jūsų komandai. Jo, nes iš tikrųjų puikus oras, puikia nuotaika, susirinkom nesilpniausios sudėties ir ėjom laimėti iš tikrųjų. Bet šį sezoną nelemta turbūt. Dar liko varžybos vienas. Antros rungtynės iš eilės, kai po apmaudaus įvarčio iš esmės praleidžiat rungtynes. Taip, bet rungtynės galima sakyti, kad skiriasi kaip diena ir naktis, nes su Skaidiškėm visą laiką gynėmės ir tikėjomės bent lygiųjų, o šiandieną išėjom tikrai kovoti dėl 3 taškų. VVG nežaidė pilnos sudėties. Tik tai vieną berods keitimą turėjo, tai nuo pat varžybų pradžios pradėjom dominuoti, spausti ir praleidom labai kvailą įvartį. Antrą kėlinį visą praspaudėm, bet nesugebėjom įmušti. Tai išvados tokios iš per rungtynių su vyrais aptarėm, kad trūksta tiesiog aštrumo, trūksta užbaigimo. Bet togi šį sezoną jums dažniausiai netrūkdavo. Jūs labai gerai viską darydavot ir mes kiek kartų kalbėjom, kad po praėjusių metų nesėkmių šiemet lyg ir prisijaukino tą fortūną. Pusę sezono buvo taip, bet kada pradėjom žaisti su lyderiais, galima sakyti, tik tai su žaibais sužaidėm geras rungtynės, kada įmušėm, neprasileidom, bet kaip matom, žaibai šiais metais nedemonstruoja tokio pernykščio sezono žaidimo. O prieš pačius lyderius, tai Vilkai, Dineris, Skaidiškės, dabar ir VVG, pralašėm 1-0, su Skaidiškėm 2-0. Tai jie mum įmušė vieną įvartį, mes nesugebam nei vieną įmušti. Tai jeigu neįmušim, tai nelaimėsim. O pažiūrėjus turnyro lentelę, kad neturim lygiųjų, tai reiškia, mums reikėjo